Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai pirkinys ne iš Lidl parduotuvės ir ne iš AliExpress ir ne iš dar kažkur tai, o iš Rimi parduotuvės. Ką, kaip apsilankiau ir Rimi parduotuvėje, susiradau tokį produktą, kurį labai seniai norėjau paragauti. Tai yra Lietuvoje pagaminta šitokia ICA kompanijos maždaug, tai aš tik žinau, kad Rimi šitą pardavinėja, va tokius va ICA produktus. Taip kad manau, kad reikia tiesiog nufilmuoti ir parodyti, kad ką galima Rimi parduotuvėje nusipirkti, tokio, na, įdomaus, tokio galima tik tai Rimi parduotuvėje nusipirkti. Ir, na, savaime aišku, jūs turbūt visi daugelis žiūrit visokius amerikoniškus filmus apie kaip jie važiuoja kempingauti ir taip toliau, ir va kepasi va tokius va skanius va dalykėlius ant laužo, ant ugnies įsivėrė. Tai aš irgi va marshmallows nusipirkau, sakau, vat, jisai man kainavo €1,79. Taip, €1,79, tai buvo akcija, nežinau kiek ne akcijos metu kainuoja, bet sumokėjau €1,79. Kaip suprantu, tai yra vanilės skonio šitie daiktai. Pasižiūrim gal kažkas lietuviškai parašyta. Taip, lietuviškai yra parašyta, kad tai yra vanilės skonio zefyrai Big, va 300 gramų. Gliukozės sirupas, cukrus, vanduo, želatina, kukurūzų krakmolas, amnioji medžiaga, viskas. Ir 100 gramų yra 320 kalorijų. Nu, nežinau, daug kalorijų. Pagaminta yra Olandijoje. Na ir savaime aišku, platintojas Lietuvoje yra Rimi Lietuva. Daug nekalbėsiu, jau ir taip daug visko prikalbėjau, tiesiog keliausim, kepsim, ragausim, o tada ir vertinsim ir pasakysiu, ar taip jau labai skanu ar ne, nes nu visi amerikonai valgo iškilose. Tai ir mums reikia paragauti, ar iš tikrųjų čia skanu ar neskanu. Nu, kiek aš jau filmų mačiau ir visą laiką man seilės varvėdavo duodu, kas čia tokio skanaus. O dabar ir sužinosiu. Na štai ugnis paruošta, dabar mes atidarysim va štai šituos va marshmallows ir pasižiūrėsim, kas čia tokio. Tai kvepia jie, va kaip jie atrodo. Kvepia nuostabiai, tiesiog tikrai labai skaniai. Ir aš va dabar va paimsiu pagaliuką ir užversiu. Na, viskas kaip filmuose. Ant pakelio parodyta, kad jį reikia apkepti iš tikrųjų. Va, matot, jūs patys matote, ant ugnies apkepti. Nu ką, ir bandysiu dabar aš ant ugnies viską ir apkept. Bandom kept. Nežinau, kas čia gausis. O, nu, kepu. Jis kaip ir lydosi. Na, matot, kaip viskas gaunasi, arba kaip nesigauna. Neįsivaizduoju, kiek čia laikyti, neįsivaizduoju, ir aš viską teisingai darau, nes specialiai, žinokit, nėjau ir nežiūrėjau jokiam internete, kaip juos kept, kaip dar kažką, tai viskas, ką atsimenu iš filmo, tai viską dabar ir darau. Oi, dūmai labai man griaužia. Va, jisai kaip ir apskrūdo truputėlį. Nelabai apskrūdinsim daugiau. Jau kaip karšta. Ugnis labai karšta. Labai man sunkiai nusilaiko iš tikrųjų šitas visas dalykas, nes, na, nepasiėmiau, žinot, nei pirštinių, nei nieko. Nei dar kažko. Nu gerai, dabar pabandysime kepti. Kepa boba, blinus. Nu, nežinau, kas čia gavosi. Oi, jisai toksai karštas. Žinokit, karštas. Kažkokas. Nu, aš paragausiu iš karto. Nu, žinokit, aš gyvenime tokios skanaus dalykų nevalgysiu. Mano čia toksai kremas pasidarė. Nerealu. 5 žvaigždės iš 5. Tai yra nerealiai skanus patiekalas. Aš nesitikėjau, kad taip gali būti skanu. Iš tikrųjų, tai yra nerealiai skanu. Nerealiai. Dabar suprantu, kodėl filmuose taip visi skaniai valgo šitos visus dalykus. Kągi, 5 žvaigždės iš 5 šitą prekę pirkti rekomenduoju. Jeigu turite kur pasikept, būtinai. Eikit, pirkit ir ragaukit. Labai skanu.